Aš tada, kadangi vos tik kamerą įsijungė, visą susiveržėm, tai vis tiek užduosiu tas klausimas, kad susiplanavau. Tai koks buvo jūsų pirmas estetinis išgyvenimas? Ar prisimenat jį? Estetinis išgyvenimas. Aš žinau, tai klausimą, tai nugriūčiau. Čia kada, kai gimiau, ar jau kai brandus žmogus esu? Ne, aš manau, kad tai, aš galiu pasakyti, iš tikrųjų, estetinis išgyvenimas, kas tai yra, nu, ta prasme, aišku, kad aš negalėjau vaikystėje reflektuoti. Dabar aš, kai prisimenu kažkokius jausmus, gamtą, ar ten taip, tai aišku, kad aš suprantu, kad ten buvo. Bet manau, kad toksai tam tikras šokas ir kurį galim būtų apibrėžti kaip jau tokį tą impulsą kažkokį. Tai buvo kinas. Tai buvo, aš tada pas senelius kaime buvau ir pas mus atveždavo į tą kaimą, tokio vienoj troboj rodydavo filmus. Kino juostą sukdavo ir tai buvo indiškas, reiškia, filmas su... Tai buvo tokios spalvos, ten tokia muzika buvo, aš neatsimenu, nei siužeto nieko, bet aš atsimenu tą bendrą įspūdį, tai turbūt čia galėtų būti tas nuotykis toks. Ir kokie buvo pirmi žingsniai jūsų meno scenoje? Nes studijavo tapybą ir pradėjot rodytis parodoje su instaliacijomis, su skulptūriniais objektais. Ir kokie tai buvo darbai ir kaip ir kodėl įvyko posūkis į videomeną? Mano pirmos parodos tai buvo iš tikrųjų tapiniai, kažkokie piešiniai. Bet tai buvo tas laikas, kada keitėsi viskas. Ir, reiškia, atsidarė sienos, buvo, reiškia, tie pirmieji išvažiavimai, galų gale ta visa informacija, kuri užgriuvo mus ir ką mes pamatėm ten muziejuose. Ir tas, aišku, labai paveikė. Bet kita vertus, aš dabar galvoju, kad čia gal nebuvo vien tik tas informacijos kažkoks tai informacijos įtaka, kad aš manau, kad gal čia ir charakterio kažkokios savybės, nes man, sakysim, visą laiką turėjau tokio, kažkas man, sakysim, tapant, man sunku suvaldyti. Nes aš labai daug gadindavau to ir, sakysim, šiuo atveju, kaip aš dirbu su video, tai video mane disciplinuoja. Nes tai, ką aš užfilmuoju, aš negaliu pakeisti. Ir aš galiu įsigyventi tą medžiagą, ją išnagrinėti, ištyrinėti ir pabandyti sukurti vientisą kažkokį dalyką. O tame tarpe, reiškia, tarp tapybos ir video, ką aš kūriau instaliacijas, tai toks buvo momentas, bandymas susivokti, ką aš darau, ką aš norėčiau daryti, nes tai buvo tapyba, po to, aišku, buvo toks noras išeiti į erdvę, tarsi į tą tikrovę kažkokią ir dėl to buvo kūriamos tos instaliacijos. Ir po to, aišku, turėjau stipendiją Šveicarijoje, ten Bosvilį, kur daugelis menininkų mūsų keliavo. Ir ten kaip vis dėlto gerai tos stipendijos, reiškia, nes tu iš tikrųjų pasilieki vienas arba pasilieki tiesiog su savimi ir tu gali permastyti daug dalykų, tavęs nieks nespaudžia, kad tu taip darytum ar kažkaip. Ir tuo metu man pakliuvo kamera ir aš jau tiesiog pajaučiau, kad norėčiau tą daryti ir aš pasibandžiau ten daug dalykų. Ten aš, aišku, nieko nesukūriau, bet nuo tada man prasidėjo ir, reiškia, to sugrįžęs, čia 99 metais padariau tuos 2 savo filmukus pirmus. Tai buvo Upė, ten toks autobiografinis, kaip dienoraštinis. Ir tas Karštas Hot, skaitliukų fabrikas. Tu savo filmuose niekad neišsakai aktyviai savo pozicijos ir jos kaip ir neprimeti, jie kaip ir nėra interaktyvus. O būni toks subtilus stebėtojas ir tyrinėtojas. Ir tai kaip tu pats apibūdintum savo filmų dokumentalumą? Aš visų pirma, kaip sakyti, man vienas iš svarbiausių dalykų, kurie, kai aš pradėjau tos kurt filmus, tai buvo būtent tas neprikišamas, reiškia, tikrovės parodymas. Ir aišku, čia naivu buvo taip galvot, bet aš iš tikrųjų taip
taip galvojau ir to tikėjau, kad darydamas ir įsiklausydamas į tuos visus niuansus, aš sukursiu, reiškia, tikrovę, kokia ji yra. Na čia tokia, reiškia, iliuzija buvo mano. Dabar aš kažkaip pasikeitėjau mano tas požiūris, bet tai buvo vienas iš svarbiausių dalykų. Kitas momentas, kuris man buvo svarbus ir reiškia, apie ką aš galvodavau, kad tam tikra tema arba, vis viena egzistuoja tam tikra tema arba grupė žmonių, kurie man būdavo, juos aš pasirinkdavau todėl, kad kažkuria prasme tas visas filmas arba tie žmonės, jie man tarsi kurdavo tam tikrą metaforą. Kur aš tiesiog jos neišsakydavau, bet va, tas paveikslas, tas filmas pats, jis man buvo tarsi metafora, tam tikra metafora. Ir dėl to aš irgi vėlgi stengdavausi, reiškia, kiek įmanoma mažiau rodyti, demonstruoti savęs, savo kažkokių subjektyvių dalykų, kažkaip praslysta. Nes aš bandydavau įsigyventi į tą ritmą, kada sakysim, montuoji. Tai aišku, kada filmuoji, jau pats tas filmavimo pobūdis, jisai lemia tam tikrą, reiškia, laiko slinkti filme pačiame, bet po to, kada pradedi montuoti, viskogi negali sudėti ir tada tu turi spausti maksimaliai, bet kartu neprarast tos natūralios laiko tėkmės. Tai čia vienas iš tokių, kaip sakyti, sudėtingiausių, kaip neprarasti tos būsenos, kuri egzistuoja, kada tu esi tiesiog gyvenime. Giminės, kas tau pačiam yra? Tai yra giminės, pirmiausia, tavo giminės istorija, ar tai giminės yra to lietuviškų socialinių gimininių struktūrų studija? Tai galiu pasakyti, kaip ta prasme visa istorija, kaip atsirado tas filmas. Iš tikrųjų, aš sąmoningai neketinau to filmo daryti. Tai tiesiog taip gavosi, kad karts nuo karto, reiškia, aš tiesiog mamos prašomas, kažkur mes nukeliaujame, kadangi nevairuoja mašinos. Ir žodžiu, aš atsidūriau tokiai situacijai, aš turėjau kamerą ir kadangi man, reiškia, kad vaikas neprailgtų, aš pradėjau filmuoti. Aš labai daug esu prifilmavęs, iš tikrųjų, labai daug medžiagos, kuri netapo filmu. Ir čia buvo vienas iš tokių, kada aš nufilmavau visą tą kažkaip, jie visiškai neprieštaravo, jiems ten įdomu buvo kažkuria prasme. Ir tada aš pasižiūrėjau ir aš pagalvojau, kad aš norėčiau padaryti. Tada buvo tas, reiškia, giminių dabar jau atnaujintas serialas. Tas serialas buvo vienas iš tokių irgi, kaip pasakyti, tokie, apie ką aš kalbėjau, padarytas. Ta prasme, kad, aš nenoriu ten gilintis į, ar jis labai geras tas filmas, ar negeras, bet ten tu, reiškia, mūsų kepami tie serialai, jie irgi iškraipo tikrovę ir aš pagalvojau, kad aš padarysiu savo giminių versiją. Ir tas momentas kažkaip, tai buvo toks mažas toks tom. Po to aš pagalvojau, kad bet tie mano giminės kaimiečiai ir kažkaip ir gėda ir taip toliau, ir po to aš pagalvojau, kodėl reikia gėdės, čia galų gale tai yra mano dalis ir kiek čia galima apsimetinėti, kokie mes čia esame. Ir tas visas kažkoks blokas, jisai, kažkaip man tuo metu atrodė, kad tai, reikia padaryti, aš padariau. Tai nebuvo vien tik tai, kad kažkokia analizė, bet kartu tai buvo ir iš mano paties tam tikra atvirumas socialinis, reiškia, deklaravimas kažkuria prasme. Iš kitos pusės, reiškia, buvo tas santykis, sakysim, tiesiogiai su giminių serialu, ir plačiau jį. Viena iš pagrindinių dalykų, dėl ko aš tuos filmus tokius dariau, tai ir buvo, kada, reiškia, mūsų ta tikrovė, sakysim, televizija, viskas kažkaip pasidarė tai perkreipta Lietuvoje. Reiškia, po to ir man labai brangus buvo tas tikrumas. Dabar iš kur tą tikrumą gauti ir kaip jį pasikviesti. Labai sudėtinga yra, kaip sakyti, kada žmonės yra sąmoningi, jie vis viena, jie užsidaro savo toj tikroviai. Galų gale, kodėl, kam reikia transliuoti, ką tu gali, kaip tu pratransliuosi savo gyvenimą.
tie žmonės iš dalies, nu, aš nesakau, kad jie nesąmoningi ir jie kažkiek kvailiai, taip nėra, bet jų gyvenimas, jų sąlygos, jie tokie, tai juos priverčia būti tokiais atvirais, tokiais kažkokiais rūpiais ir kažkokiais va, tokiais transliuojančiais tą tokį tam tikrą intensyvę tikrovę. Ir tai man labai svarbu buvo. Ir aišku, kad kiekvienas filmas būdavo susijęs su, nu, netiesiogiai, bet su mano asmeniniu gyvenimu. Ir ten, kadangi aš artimųjų esu netekęs ir tai tiesiog taip dėliojosi kažkaip periodiškai ir tai buvo man labai skausminga. Tai va, tie filmai, sakysim, Duobkasiai atsirado, aš susapnau sapną ir tai buvo toksai, nu, baisus sapnas, bet aš pradžioje galvojau, kad aš jį pranašingas sapnas. Ir pradžioje aš tikrai norėjau jį nufilmuoti, prasme, pasikviesti aktorius, reiškia pasistatyti kameras teisingai, bet po to aš supratau, kad visas tas bus, nu, nesapnas čia esmė. Esmė yra tikrovė ir kai aš susitikau su tais Duobkasiais, kai mano tėvas numirė, reikėjo važiuoti, reiškia, surasti juos ir aš pamačiau visą tą tikrovę, aš supratau, kad aš tikrai reikia su jais kalbėti, o ne kasti kažkokią specialią duobę, kažkur, reiškia, susiradus tam tikrą vietą ir vaidinti ten apšvietimus statyti ir taip toliau. Tai